Kuo gerbėjus savo koncerte Kaune nustebino grupė 30 Seconds to Mars? Kokius apdovanojimus Lietuvai parvežė filmas Sesės? Kaip grupė Biplana atšventė savo 29-ąjį gimtadienį? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Spalio 4-osios vakaro roko gerbėjai nepamirš niekada, nes Kaune savo koncertą surengė pasaulinio garso grupė 30 Seconds to Mars. Nepamirštamo pasirodymo metu netrūko ne tik įspūdingų efektų, bet ir garsiausių grupės hitų. Garsėjantys energingais pasirodymais ir užburiančia atmosfera, Jaredas Leto ir jo komanda žadėjo nepamirštamą vakarą visiems gerbėjams ir išties savo pažadą ištesėjo su kaupu. Tai jau ne pirmas kartas, kai 30 Seconds to Mars aplanko Lietuvą ir kiekvieną sykį jų koncertai pritraukia tūkstančius gerbėjų. Šįkart žiūrovai galėjo išgirsti tiek gerai žinomas dainas, tokias kaip Kings and Queens, This is War, The Kill, tiek ir naujausius kūrinius iš naujausio jų albumo. Grupės koncertą Žalgirio arenoje pradėjo Oliver Malcolm, talentingas britų kilmės muzikos prodiuseris ir dainininkas, sparčiai išpopuliarėjęs dėl savo unikalaus, įdomių žanrų mišinį atspindinčio skambesio. Kiek vėliau po jo į sceną žengė bene laukiamiausia roko muzikos grupė. Tai yra pirmosios 30 Seconds to Mars gastrolės po daugiau nei 5 metų pertraukos. Apie milžiniško dydžio pasaulinės gastroles Seasons World Tour 2024 grupės lyderis Jared Leto gerbėjams pranešė ypatingai. Specialiai šiai progai pernai lapkričio mėnesį aktorius ir muzikantas ryžosi įkopti į vieną aukščiausių pasaulio pastatų – 102 aukštų dangoraižį Empire State Building Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai pirmasis kartas, kai žmogus legaliai įkopė į šį dangoraižį ir šis faktas buvo oficialiai užfiksuotas Gineso rekordų knygoje. Nuo dangoraižio stogo buvo paskelbta, kad šių metų kovo mėnesį prasidėjusio turo metu 30 Seconds to Mars koncertuos Lotynų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, daugelyje Europos šalių bei žinoma Lietuvoje. Daugia platininiais tiražais parduotus albumus išleidusi grupė 30 Seconds to Mars, kurioje groja broliai Jared ir Shannon Leto, triumfuodama grįžo su 6-uoju studijiniu albumu It's the End of the World, but it's a Beautiful Day, kurį įrašų kompanija Concord Records išleido praėjusių metų rugsėjo 15 dieną. Šis albumas pradėjo naują grupės erą, kurioje nagrinėjamos ne tik tamsesnės žmogiškosios patirties pusės, bet ir viltis, primenanti, kad net ir susidūrus su neįmanomomis kliūtimis, pasaulyje vis dar galima rasti grožio. Pirmasis singlas, daina Stuck, debiutavo JAV alternatyvią muziką transliuojančių radio stočių dainų topo 1 vietoje ir tapo greičiausiai tokios sėkmės sulaukusių hitų grupės karjeroje. Antrasis albumo singlas Seasons sėkmės sulaukė ne tik grupės gimtojoje Amerikoje, bet ir Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Milijonus įrašų visame pasaulyje pardavusi grupė ne tik išparduoda visus bilietus į savo koncertus didžiausiose arenose ir stadionuose, bet ir yra laimėjusi daugybę apdovanojimų bei įvertinimų. Rugsėjo 19-osios vakarą būrys šventiškai nusiteikusių svečių rinkosi į sostinėje esantį kino teatrą Forum Cinemas Vingis. Būtent čia lietuvių kūrėjų komanda surengė vasarišką paslaptimi apgaubto filmo Sesės premjerą. Režisieriaus Lauryno Bareišos kurtą filmą Sesės pirmą kartą pamatyti nekantravo daugybė pramogų pasaulyje gerai žinomų žmonių. Renginio ir išskirtinės premjeros nepraleido broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, Audrė Kudabienė, Gailė Butvilaitė, Oskaras Koršunovas, Vytautas Juozapaitis su žmona, Dovilė Filmanavičiūtė, Eglė Kernagytė, atlikėjas Free Finga su žmona Patricija bei kiti. Į didžiuosius kino ekranus kartu su filmo Sesės premjera sugrįžusią aktorę, Sidabrinės gervės laureatę Gelminę Glemžaitę, kuriai filme atiteko Ernestos vaidmuo, premjeroje sveikino ir palaikymą jai išreiškė ne tik geri bičiuliai, bet ir jos mylimasis garsus aktorius, komikas ir įvairių laidų bei renginių vedėjas Mantas Stonkus.
Man svarbu, kad kažkas įstrigtų žiūrovo galvoje, filmas sugrįžtų kasdienybėje, o kino patirtys neliktų tik trumpalaikiu efektu, juk kinas turi praturtinti. Neabejoja Laurynas Bareiša, pavadinęs Seses asmeniškiausių filmų. Psichologinė drama Sesės, Lietuvos pretendentas į Oskarų nominantus, o iki šiol prestižinėme Lokarno kino festivalyje sėkmingas lietuvių darbas jau pelnė net 2 apdovanojimus – Leopardus. Laurynas Bareiša buvo pripažintas geriausiu festivalio režisieriumi, o Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela ir Paulius Markevičius apdovanoti kaip geriausias aktorių ansamblis. Kiekvienas esame turėję po tokią vasarą, kai patyrėme įvykius, kurie mums yra išlikę atmintyje, ar nutikimus, kurių galėjo ir nebūti. Norėjau perteikti tokią atmosferą, kad žiūrovas jaustų filmą, o ne tik sektų siužetą. Apie teigiamų įvertinimų susilaukusią dramą sakė režisierius. Filmas žiūrovus nukelia į karštą vasaros savaitgalį sodyboje, kur poilsiauti atvyksta 2 šeimos. Paslaptingoje dramoje, žodis po žodžio, veiksmas po veiksmo pradeda prasiveržti tarpusavio konkurencija, kuri pasisuka netikėta kryptimi. Spalio 4-ąją į Tamstą klubą Biplan pakvietė atšvęsti savo 29-ąjį gimtadienį. Pašėlti koncerte susirinko būrys garsios grupės gerbėjų. Kviečiam į mūsų paskutinį 19. Prieš koncertą kalbėjo grupės nariai. Koncerte jie sugrojo ryškiausius karjeros hitus, papasakojo įsimintiniausias istorijas ir padėkojo kiekvienam per ilgus populiarumo metus tapusiam jų dalimi. Ypač gerbėjams. 29 gimtadienis, dar ne 30, reiškia, dar esame jauni, tokie ir jaučiamės. Viena vertus, galva lyg ir atsisako suprasti šiuos skaičius, bet iš kitos pusės puikiai suprantame, kokie esame mylimi ir tuo turtingi. Sakė grupės lyderis Maksas Melmanas. Jis pasakojo, kad per tuos 29 metus grupiai teko patirti įsimintiniausių akimirkų ir sutikti daugybę nerealių žmonių. Sakoma, kad žmogus pasensta tada, kai pats tokiu nusprendžia pasijusti. Mes vis dar niekaip neišbarstom savo parako nuo scenos. Kodėl žmonės vis dar mus labai myli ir ateina į koncertus? Turbūt dėl mūsų tikrumo. Tiek muzikoje, tiek gyvenime mes esame tokie patys. Nesivaikome populiarumo kažkokiais ekstravagantiškais būdais, bet gerbėjams puikiai jaučiasi, kad mylime tai, ką darome. Teigė grupės lyderis. 1995-aisiais susikūrę Biplan yra viena ilgiausiai be pertraukos gyvuojančių Lietuvos muzikos grupių. Pagal hitų skaičių muzikantai patenka tarp visų laikų populiariausių Lietuvos atlikėjų. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki.